Kauno LSU baltams nepavyko rimčiau pasipriešinti Kauno Žalgiriui. Paskutinėse šiais metais LKL rungtynėse žalgiriečiai įveikė Studentus rezultatu 121–71. Šiuo metu puikiai Eurolygoje rungtyniaujantį Žalgiris nuo pat mačo pradžios diktavo savo sąlygas ir nuolat didino pranašumą. Įmesdami 121 tašką Žalgiris pagerino šio sezono rezultatyvumo rekordą. Žalgiriui 25 taškus pelnė Mindaugas Kuzminskas. Kšištofas Lavrinovičius ir Vytenis Lipkevičius pridėjo po 16. LSU baltoje ekipoje išsiskyrė Šarūnas Vingelis, pelnęs 11 taškų. Well, we are happy because we are not injured, first of all. Second, it's a kind of game that we are try to use with a lot of first respect and humility, but try to use our young guys for try to play a little bit better every day with more responsibility. But I'm really glad to play this game because also gonna be easy for the coach Diggs to make some kind of zones they are honest, they are giving their best, they play without not the scare for nothing, they playing face by face against us, and I think it's a good game also for the fans who are coming out of both teams. Šiandien susitiko tikrai skirtingų svorių komandos ir atspindi tai rezultatas. Tik smagu žaisti su Žalgiriu, ne kasdieną su tokia komanda žaidžiame ir mūsų jauniems žaidėjams yra gera pamoka ir pasimokyti iš tokių rungtynių. Tas rezultatas tikrai atspindi, žaidėm prieš vieną geriausių Europos komandų ir tikrai mums ir garbė žaisti su tokia komanda ir tikrai didelė nauda žaidėjom. Pamatė, kaip prie geros gynybos, kaip reikia žaisti ir tos klaidos visą tai atspindi. Smagu, aišku, kad laimėjom viską vis tiek. Treneris akcentavo tai, kad turime gerbti kiekvieną varžovą, tai pavyko, bet iškovojom pergalę visai nemažų skirtumų. Gal šiek tiek galėjome sužaisti gynybai, nežaidėme taip, kaip žaidžiame įprastai, bet džiaugiamės, kad negavom traumų ir su gerom nuotaikom pasitiksim kūčias. Iš tiesų galėjo būti šiek tiek geriau, galėjom labiau pasistengti, labiau sumažinti rezultatą. Iš tiesų žaidėm prieš stipriausią komandą Europoje, tai iš tiesų sunku būtų prieš ją yra kovoti ir kaip paskui padarėme labai daug klaidų, 30, tai dėka Žalgirio geros gynybos iš tiesų. Kitas rungtynes Kauno LSU baltai žais sausio 5 dieną namuose su Kėdainių Nevėžiu.